Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį kovo 3 ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Šilų kaime tėvą nužudė sūnus. Jonavos kultūros centro renginiai. Jonavos tinklininkės visas jėgas skiria Lietuvos Teidą čempionatui. Jonavos vikingai futsal čempionai. Sybet parklupdė vilkus. Jonavos rajone Šilų kaime sūnus nužudė tėvą. Kovo 2 apie 8:25 Jonavos rajone Šilų kaime namo kieme rastas mirusio vyro gimusio 1966 metais kūnas su sužalojimais. Įtariamasis neblaivus 1,41 promilės, gimęs 1990 metais uždarytas į areštinę. Pasak patikimų šaltinių, įtariamasis nužudytojo sūnus, kuris anksčiau buvo prižiūrimas probacijos tarnybos. Įtariamasis gyveno pas tėvus, nužudytojo name. Nukentėjusieji kieme rado žmona, įtariamojo mama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnį antrą dalį nužudymas. Tas, kas nužudė savo artimą, motiną, tėvą ar vaiką, bejėgiškos būklės žmogų, kankindamas ar kitaip itin žiauriai baudžiamas laisvės atėmimu nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Pasidomėkime, kokius renginius organizuoja Jonavos kultūros centras. Sveiki miestiečiai! Norim pristatyti renginius, kurie laukia artimiausių metų. Taigi rytoj kovo 4 dieną 18 val. Kviečiame visus į užgavėnių linksmybės, kurios vyks Sąjūdžio aikštėje. Kovo 5 dieną 16 val. Kviečiame į kultūros centro krašto muziejaus skyrių. Dailės skyriuje vyks Vacytės Antanavičienės interjerinių lėlių parodos, o gimsta jos iš senos pasakos atidarymas. Kovo 5 dieną 16:30 lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas Tramtatulis. Tai bus vietinis konkursas, jisai vyks Meno galerijoje. Taip pat 5 dieną po 5:15 ekskursija Jonavos policijos komisariato rūsiuose. Organizuoja Jonavos kultūros centro turizmo informacijos skyrius. Ekskursija prasidės nuo krašto muziejaus. 6 dieną 12 val. Vyks Jeronimo Ralio gimnazijos mokyklinio teatro spektaklis pagal Justo Tertelio pjesę pradedančiam aktoriui Pra. Režisierė Živilė Martinaitienė. Didžiojoje scenoje renginys nemokamas, tačiau ir vietų jau nebėra. Tai bus pirmasis teatro mėnesio renginys. Taip pat 6 dieną 13 val. Po valandos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos mokome teatro spektaklis pagal Antuano de Egziuperi pasaka Mažasis princas, režisierius Andrius Kurienius. Jis vyks taip pat didžiojoje scenoje. 7 dieną Gretos Skaraitienės fotografijos paroda Mažyčiai mūsų gyvenimai Meno galerijoje. Taip pat 7 dieną 17 val. Metų jonavietės apdovanojimai bei Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino koncertas Auksinės Stasio Povilaičio dainos. Didžiojoje salėje renginys nemokamas. Kovo 10 dieną lėlių ir miniatiūrų paroda Baltų mitologinės būtybės protėvių takais. Tai jis vyks krašto muziejuje, dailės skyriuje. Taip pat 10 dieną 18 val. Kviečiame dar kartą pasižiūrėti filmo Pietinė kronikos. Didžiojoje salėje bilietai nuo 7,50. Taip pat 10 dieną vyks rajoninė iki mokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų vaikų piešinių paroda Žemė motulė pasakos apie žemę iliustracijos. Vyks kultūros centro foje. Na ir 11 dieną, kovo 11, 16 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas Kazimiero Jakučio koncertas. Didžiojoje salėje renginys nemokamas. Taigi renginių apstu kviečiame dalyvauti ir nepraleisti, na ir šilto pavasario. Jonavos tinklininkės visas jėgas skiria Lietuvos Teidą čempionatui. Iš Vilniaus grįžo su pergale. Lemiamos reguliaraus sezono rungtynės vyko Vilniuje, kai Jonavos Aušrinė varžėsi su universiteto komanda. Šeštadienį mačas vyko atkakliai ir teko grumtis dėl kiekvieno seto pergalės.
Nors galutinis rezultatas buvo 3-0 Jonavos ekipos naudai, tačiau visuose setuose vyko labai atkakli kova. Visą pirmojo seto eigą kontroliavo jonavietės, tačiau šeimininkės pabaigoje sugebėjo išlyginti rezultatą. Visgi lemiami taškai priklausė Jonavos tinklininkėms. Tiek antrasis, tiek ir trečiasis setai vyko permainingai ir nugalėtojas paaiškėjo jų pabaigoje. Jonavietės įrodė savo pajėgumą ir profesionalumą, bei iškovojo taip svarbią pergalę 3-0. Pasibaigus reguliariajam sezonui pirmąją vietą užėmė Vilniaus sostinės Tauras VTC komanda. Jonavos Aušrinė su 6 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais užėmė antrąją vietą. Atkrintamosios prasidės kovo 15 dieną, kai Aušrinė iki 2 pergalių žais su Kauno LSU klubu. Lietuvos futbolo federacijos futsal taurę po dramatiškos kovos iškovojo Jonavos Vikingai. Naujuoju Lietuvos futbolo federacijos futsal taurės laimėtoju tapo Vikingų klubas. Radviliškyje vykusiose rungtynėse jonaviečiai rezultatu 6-3 nugalėjo Vilkaviškio Brukliną, bei po 3 metų pertraukos sugrąžino taurę į Jonavą. Įskaitant super taurės turnyrą, šios ekipos 24-25 metų sezone susitiko jau 4. kartą. Pirmais 3 atvejais Jonavos Vikingai sėkmingiau pradėdavo dvikovas, tačiau išlaikyti susikurto pranašumo nesugebėjo nė karto. Šįkart viskas vyko atvirkščiai, nors dvikovos pradžia to nežadėjo. Vikingai buvo aktyvesni. Bruklino vartininkas Adamas Vieraitis buvo priverstas ne kartą gelbėti savo komandą, o varžovui į veidą ranka netyčia stuktelėjęs Francisko Gustavo prieš save išvydo geltoną kortelę. Tuomet atėjo Bruklino eilė. Iš pradžių puikių šansų nepasinaudojo Augustas Blaškevičius, o netrukus Francisko Andersonas patikrino Karelio Čiurbos budrumą bei pelnė pirmąjį finalo įvartį. Bruklinui įgijus persvarą, žaidimas pernelyg nepasikeitė. Atakavo ir vieni, ir kiti, tačiau sėkmė lydėjo Vilkaviškio komandą. Atakoje sudalyvavęs Gintaras Čibirka ir Gustavo surado prie vartų atsidengusi Andersoną, kuris ne tik užfiksavo dublį, bet ir savo komandai sukūrė 2 įvarčių pranašumą. Iki pertraukos likus žaisti nepilnas 3 minutes, Gustavo už vaidybą prieš save išvydo 2 geltoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės. Tuo pačiu Vikingai 2 minutėm įgijo kiekybinę persvarą, kuris suteikė didžiulę žaidybinę persvarą, tačiau nemažėjantį skirtumą. Viskas pasikeitė po pertraukos. Antrojo kėlinio pradžioje Vikingai visiškai perėmė iniciatyvą. Vos po pusės minutės Ignas Raštutis skirtumą sušvelnino, o Bermundesas Sepulveda ir Helveris Smithas buvo arti išlyginamojo įvarčio. Jie neįmušė, užtat po kontratakos ir Augusto Blaškevičiaus perdavimo tą padarė Bruklinui atstovaujantis Benas Buzevičius. Atsidūręs 1 prieš Čirbą, Vilkaviškietis savo komandai atstatė 2 įvarčių pranašumą. Vikingai rungtynes perlaužė įpusėjus kėliniui. Fantastišką atkarpą tuomet sužaidė legionierius Helveris Smithas, kuris vos per 3 minutes sukūrė 4 įvarčius. Iš pradžių po jo tolimo smūgio kamuolį į vartus įsimetė Bruklino vartininkas Adamas Vieraitis. Netrukus jis pats pasižymėjo 2 kart, o be viso šito dar išrašė rezultatyvų perdavimą Raštučiui. Vikingai tada įgijo 2 įvarčių persvarą rezultatu 5-3. Norėdamas apraminti savo žaidėjus, Bruklino treneris Mindaugas Grigalevičius paprašė minutės pertraukėlės, o po jos vartininką pakeitė 5 žaidėjų. Vos grįžę į aikštę vilkaviškiečiai suklydo, o tą klaidą pasinaudojęs Artūras Juchno smūgiu iš savo aikštės pusės į tuščius vartus dar labiau padidino persvarą. Artūro įvartis tapo paskutiniu šiame taurės finale. Dar po kelių minučių ant Vikingų žaidėjų rankų atsidūrė šampane išmaudytas treneris Bujovičius. Prieš įteikiant taurę, naujiesiems jos laimėtojams prizą atsiėmė naudingiausias finalo 4 žaidėjas Karolis Čirba. Ačiū visiems stebėjusiems, ačiū Radviliškiui už
Jonavos Cbet namų arenoje parklupdė Vilkus. Galingų žaidimų po FIBA lango sugrįžusi Jonavos Cbet taikosi link geriausiųjų ketverto Lietuvos krepšinių lygoje be Safe LKL. Manto Šerniaus Kariauna namuose rezultatu 81-77 nukovė Vilniaus Wolves Twinsbet klubą. Prieš tai abi akistatas bet Safe LKL ir tiek pat jų Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje laimėjo Sostinės klubas. Jonaviečiai dabar viena pergalė atsilieka nuo 4 vietoje esančios Utenos Uniclub Bet Juventus. Cbet uždavė toną rungtynėms nuo jų pradžios. Skirtumui tapus dviženkliu, Wolves Twinsbet parodė reakciją ir gerokai aptirpdė deficitą. Vis tik legionierių dėka jonaviečiai kėlinį užbaigė galingiau 25-15. Garisono Brokso lyderystė stimtelėjo į priekį Vilkus, kurie po Turmano metimo su pražanga atsiliko jau tik 28-30. Vis tik už to Alessandro Magro auklėtiniai neužsikabino ir vėl krito į duobelę. Po pertraukos situacija kito menkai, nes jonaviečiai atsilaikė prieš oponentų bandymus artėti, o Erikas Venskus dar paleido tritaškį 53-39. Tai buvo rekordinė šeimininkų persvara, bet tai nebuvo viskas. Atotrūkis tik augo, Vilkai ginklų nerado, tad po 3 kėlinių Jonavos klubas jautėsi tvirtai 62-43. Prieš akis buvo visas ketvirtis, o rankų vilniečiai nenuleido. Kristupas Žemaitis smeigė 2 tritaškius, Kauvanas 1. Turmanas pataikė su pražanga, tad skirtumas tirpo 60-70. Gerą atkarpą Vilkai tęsė, o Michelas Kirvesas dar gavo techninę pražangą už vaidybą. Užsivedę svečiai po Kauvano 5 taškų paeiliui atsiliko jau tik 72-73. O žaisti liko 77 sekundės. Dominyko Brautono laukė nervų išbandymas, jis baudas sumetė, o netrukus šansą joms gavo ir Čildresas. Jis pridėjo dar 2 taškus, visiškai komplikuodamas svečių padėtį. Jarombauskas prasižengė likus 16 sekundžių, tai leido Wolves Twinsbet artėti, o Čildresas atsakė 2 taikliais baudos metimais iš 4 – 81-77. To pergaliai užteko. Žinojom, kad Kauno turės kamuolį, turėjau tą jausmą ir komandai per timeautą pasakiau, bet jisai yra geras žaidėjas. Šioks toks taip, pokeris vyko, bet ten buvo 8 metrai, nebuvo labai toks jau patogus metimas, plus prieš tai prametęs buvo, tai 4-2 berods sumetė, tai nežinau. Pasitikėjau, kas dengia jį šiandien ir buvo planas, jeigu jis veršis kitas, kad eiti dvigubinti, kad jis nusimestų, bet jisai priėmė greitą sprendimą. Tai. Ir labai džiugi pergalė čia ir Magro komentarų beveik negirdėjom per triumfuojančius jūsų aistruolius. Labai smagu tokią Jonavos areną girdėti. Išsiilgę krepšinio buvo aistruoliai ir pasiilgus krepšinio ir jūsų komanda buvo, nes tikrai su dideliu intensyvumu pradėjote rungtynes. Tos 3 savaitės kaip ir gerai, bet tas ritmas, žaidybinis pojūtis tikrai išsimušė tiek, manau, Vilkams, tiek ir mums. Tas bangavimas tikrai buvo, 3 kėlinį mes puikiai sužaidėm, 4 jie, šiek tiek pradėjom pergyventi, Vilkai pradėjo eiti vabank, nesužaidėm protingai, padarėm nedovanotinų klaidų iš tikrųjų, tai toksai nebuvo komandos susiklausimas, neveikė, ką prieš tai tos 5 mėnesius žaidėm, prieš spaudimą, prieš zoną. Tikrai buvo daug bardako, bet kažkiek viduje prieš rungtynes jaučiau ir buvau pasiruošęs atiduoti, kad į tą mėsmalę, kad šiandien bus tokia. Bet svarbiausia charakteris, kovojom vienas už kitą ir pasiėmėm tą pergalę, atiduodam ją sirgaliam. Tikrai pasilgė, tikrai girdėjom šiandien juos, tai sveikinam.
Simas Jarumbauskas pradėjo gerai rungtynes, tada net ir plėtė jau savo puolimo arsenalą, kai pajautė metimą kamuolių, irgi dviženklis atkovotų skaičius, tiesiog įspūdingas jo pasirodymas. Ar buvo kažkoks akcentas prieš rungtynes, kad jis turės erdvės kirsti, be kamuolio reikia jo ieškoti, ir tiesiog taip natūraliai iš eigos viskas išėjo ir klostėsi tuos 3 kėlinius, kai jis dominavo? Labai didelio pasirinkimo dabar neturiu, iškritus Majauskui į tą poziciją. Yra Kreišmantas, yra jisai ir yra Venskus. Paskutinėse treniruotėse, kiek girdėjau, Štepo tikrai neblogai atrodė. Tai ir tą paskutinį mėnesį jis toksai pasikeitęs, šiek tiek stengiasi valdyti save, nedaryti tų tokių kvailų baudų, kvailų sprendimų. Tai džiaugiuosi, kad jis tobulėja, jisai pergyvena, tai matosi, kur suklydo, ir gale šiandien klydo. Tikrai tiek bauda, tiek atsikovotas kamuolys, reikėjo laikyti laiką, bet mes galim nusipirkti žaidėjus iš Eurolygos lygio, bet norisi turėti, išauklėti, išmokinti kaip treneris, kad jie pakiltų, kažkur nuskristų. Tai vienas iš tų žaidėjų, kur jau ne pirmi metai kartu dirbame, aš matau jo progresą, tai duotas šansas, jam prašau, išlaikyk save LKL. Taip, tikrai kur kas mažiau teko dirbti su Brandonu Childressu, bet labai įspūdingas jo įėjimas į Lietuvos krepšinio lygą. Šiandien po pasirodymo jis buvo labai susikrimtęs dėl tų pramestų baudos metimų, nepaisant to, kad tą patį svarbiausią įmetė ir rungtynes jūs laimėjote. Ar kalbėjote su juo kažkaip po rungtynių, kaip šiaip jo pasirodymą šiandien pakomentuotumėte? Dėl tų baudų, tai jisai susikrimtas, nes kiek girdėjau, paskutinę savaitę labai daug baudų metė. Labai daug baudų metė ir labai buvo užtikrintas, kad sumes šiandien, ir piktas, kad prametė berods 5. Tai manau, kad viskas su juo gerai, jisai mums tikrai tempia puolimą, gynyba dar turi pažinti varžovus, daro tas tokias mentalinės klaidas, kažkur ranką krypštelį ten, kur jau nereikėjo leisti mesti. Tokių mentalinių nedidelių klaidų, kur norint jam eiti į aukštesnį lygį, jau reikia šlifuoti. Ir šiaip tai tikrai įsiliejo, draugiškas, džiugu jį turėti, jis man padeda kaip treneriui tam tikras idėjom, situacijom, nes jisai labai įvairiapusiškas, gali įsiveršti, gali išmesti, gali sukurti kažką. Europoj žaidęs, žino tos niuansus, tai lengva dirbti su juo. Bogdanas Blizniukas 3 kėlinyje paliko aikštelę, kas ten atsitiko, ar gal žinot, kokia situacija dabar? Jo, rinktiniai buvo pajutęs skausmus raumens ir po prasiveržimo, sakė, paaštrėjo. Tai nežinau, darysim tyrimus ir kol kas negaliu nieko atsakyti, kol nėra ant popieriaus parašyta. Praeitas iki, kai čia buvo šiek tiek kitoks rezultatas, Anthony Cowanas nuo pat rungtynių pradžios, kaip peilis per sviestą, ėjo per jūsų gynybą, provokavo pražangas, rinko taškus. Ar keitėt tai, kaip prižiūrite Anthony Cowaną, ar tiesiog šiandien klostėsi sėkmingiau ta gynyba? Šiokia tokia taktikos pakeitėm, be abejo, mes truputį jam davėm daugiau mesti nei verštis, tai ir visi spaudėmės. Šiandien atvažiavo Vilkai vis tiek, bet 2 krepšininkų, Andriusų, dar Jogėlą, tai ta rotacija sumažėjo, mes galėjom spaustis, tas perimetras pas juos pasidarė mažiau pavojingas, tai šiek tiek daugiau spaudėmės. Žiūrint į turnyro lentelę, iš tiesų ten grūstis yra visiška, bet po šitos pergalės, kaip ir vos viena skiria nuo Utenos Uniklabet Juventus, pirmojo ketverto, ar gali jonaviškiai ten šurmuliuojantis svajoti apie namų aikštės pranašumą pirmame atkrintamųjų etape? Ne, negali, dar labai daug, turim daug traumų, turim ruoštis planą sekančiom rungtynėm, o ką jūs dabar pasakėte, tai labai tolima svajonė. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu orų tikėtis antradienį. Antradienio naktį žymesnių kritulių nenumatoma. Dieną kai kur truputį palis. Vėjas vakarų. Temperatūra naktį nuo 1 iki 4 laipsnių šilumos. Dieną
nuo 4 iki 6 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį, kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio.